Tai kolegos, pradėkime nuo jūsų klausimų, tai kas turit, prašom. Algirdas, prašau, Bacevičius. Ačiū. Pristatinėti, aišku, statistiką pateikit, bet strateginis plėtros planas yra medžiaga didžiulė. Tik norėjau biškį tokių tikslumų, tokių klausimų pasižymėjau, jeigu galėtumėt glaustai, nes klausimų daug, greitą kalbę aš jau išmokau. Ir pradėkime iš karto. Aiškinamas raštas ir pozicija 1.1.2.1. Ir apie būtų ūkį yra užsiminta, siekiama racionaliai naudoti žmogiškus išteklius, panaikinama liftininkų pareigybė, vyresnių mechanikų pareigybė, čia visokių naujo pirkimų vadybininkų pareigybė. Tai noriu paklausti, tai kas būtūkiai pasikeitė pas mūsų vadovus, būtūkiai ir pasikeitė tvarką, tai nėra blogai, bet ar reiškia buvo kokių nors pretenzijų dėl neracionaliai naudotų žmogiškų išteklių, ar buvo kokie nors audito pasiūlymai, kad būdavo, tai kad dabar ir panaikinta ten liftininkų pareigybė, pakeista ta struktūra yra. Būkit malonus, kokiu progais čia viską tą keičiat? Ačiū už klausimą, galbūt galėtų pakomentuoti ekonomikos ir turto valdymo skyriaus vedėja. Labą dieną. Galbūt kodėl ar kaip, dėl ko keičiama, tiesiog matomai Teo vadovas, jisai peržiūrėtas visas pareigybės, mes paprašėm, kad įmonės vadovė pateiktų tuos rodiklius apie jų įgyvendinimą, kas liečia jos vadovaujamą įmonę. Gavome tokį atsakymą ir tuos rodiklius pateikėme į strateginį plėtros planą. Tai gal yra vadovė galėtų atsakyti, nes čia nekonkrečiai, jūs nepasakėte. Ar reikalingas, kodėl tas liftininkas ten panaikintas, ką jis veikia iki šiol, kam jis buvo reikalingas, kas jo pareigas dabar atlieka ir tų visų. Aš manyčiau, kad vadovė pristatinėdama ir ataskaitą savo pateikdama, kurią teikiam tarybai praeitą mėnesį, jinai tai išdėliojo ir tiesiog tai yra tik tais tęstinumas tos ataskaitos, kurią jinai buvo pateikusi. Tai reiškia, jūs negalite pasakyti apie liftininkų. Aš konkrečiai negaliu atsakyti. Supratau, gerai, važiuojam toliau tada. Atsakymų nėra. Dabar, Algirdai, sekundėlę, jeigu leistumėte įsiterpti, tai jeigu jums reikia tuo konkrečiu klausimu atsakymo, jeigu reikia, kad atsakytų įmonės vadovė, tai mes tą galim padaryti taryboje, ateis ir atsakys. Nes dabar taip šauti klausimą, sakyti, neturit atsakymų. Aš žinau, pavyzdžiui, paviršutiniškai, kadangi prisiliečiu prie būtų ūkio, žinau paviršutiniškai, kad buvo perteklinės pareigybės peržiūrėtos, pažiūrėta, kas gali išsilaikyti, kad gautų atestatą. Liftai yra prižiūrimi, viskas tvarkoja, nėra be priežiūros jie. Bet kadangi perteklinės buvo pareigybės, jų buvo paprasčiausiai atsisakyta, perdėliota, kas galėjo, elektrikai išsilaikė ir yra dabar liftininkais, vadovė sumažino įmonės nuostolį nuo 2,5 tūkstančių minuso iki minus berods 20 kelių tūkstančių per metus. Tai yra rezultatas. Tai yra rezultatas. Per vienus metus perversti visą įmonę ir padaryti ją pelningą, lūkesčių tokių galim turėti, bet kad vyksta pokyčiai, tai yra faktas. O jeigu reikia konkretaus atsakymo, prašau, galėsim į tarybą pakviesti. Aš, Algirdas, kadangi noriu važiuoti toliau, o jis paminėjo tą vieną punktą, aš šiaip iš principo norėjau tik pasitikslinti, dabar sakykime tas Algirdų paminėts 1.1.2.1, ten kalbam apie Telšių būtų ūkį. Nors visas tas punktas kalba apie savivaldybių įmonių valdymo struktūrą, o tai kodėl apie kitas įmonės nėra pabrėžta, ar čia tiesiog netraukėt į aiškinamą? Todėl, kad būtų ūkis iš savivaldybės įmonės yra pertvarkoma į uždarąją akcinę bendrovę. Kitos įmonės, kai buvo uždarosios akcinės bendrovės, taip ir tebėra jos tokios. Jų statusas juridinis nesikeičia. Okei, bet aš sakau, ir punktas kalba apie įmonių valdymą, aš, pavyzdžiui, specialiai iš to strateginios pasižiūrėjau, ten turim tokių punktų, kaip, pavyzdžiui, paslaugų gyventojams centro sukūrimas. Tai aš ką norėjau pasakyti, iš tikrųjų, ar mes vykdom tą stebėseną, kaip tam tikri punktai iš tos strategijos yra
įgyvendinami ar neįgyvendinami. Tai aš girdžiu, kai Neringa dabar sako, kad tiesiog pateikė pasirinktinai kažkokį vieną kriterijų, kad atsinaujino, o apie kitus nieko mes nežinom. Ar tiesiog čia gal nepateikėt, kad neužkraut informaciją begalinę? Aš labai atsiprašau, čia buvo pateikti visom įmonėm, savivaldybės įmonėm, visom 4 valdomom įmonėm. Šitie rodikliai ir tiesiog tai, ką jie atliko savo įmonėse, kas yra įgyvendinta, jie pateikė ir mes pateikėme plėtros plane. Čia ne tik būtų ūkio. Tai reiškia, ten, kur neatsiuntė, yra nieks nevykdom. Ta prasme, ta siekimybė yra, tas strateginis plėtros planas yra, jisai dar turi laiko tam įgyvendinimui ir jis yra įgyvendinamas. Galbūt yra ten, tarkim, kai kurie rodikliai juos jau reikėtų pakoreguoti, nėra aktualūs šiai dienai, bet jis yra įgyvendinamas. Gerai, kolegos, toliau, kas Algirdas sakė. Aš turiu daugiau klausimų, paviršutiniškai, kaip sakėt, Almantai. Paviršutiniškai čia netinka, paviršutiniškai. Gerai, kad įvertinat. Paviršutiniškas atsakymas gal reikėtų pasilikti. Būkit malonus dabar toliau apie liftininkus. Mes jau pašnekėjom dabar apie dalyvaujamasis biudžetas 1121. Užsimint apie dalyvaujamąjį biudžetą, įgyvendinti projektą yra. Ir man įdomu, tik tai paskutinis projektas, dėl kurio yra bylos, pralaimėjo savivaldybė bylas komisijai administracinių ginčų, dėl to Rūdupių bendruomenės, dėl tų teniso kortų, kokie stadijai jūs pralošit bylą ir ar jūs duosit pinigų 40 000 Rūdupių kaimo bendruomeniai, ką jūs nutarėt? Labą dieną. Tai sprendimas yra gautas, dabar laukiam, kol jis įsigalios ir per mėnesį laiko mes turėsime apsispręsti, ką toliau daryti. Kol kas sprendimo dar nėra priimta. Atsakymų nėra. Aišku, ačiū Jums labai. Yra atsakymas, tik tiek sprendimas dar yra neįsigaliojęs. Taip, galit skūsit dar teisingai. Skūsit teismą ar ne, nutarti? Tai mes mėnesį laiko nuo įsigaliojimo turėsime apsvarstyti ir priimti tada sprendimą. Gerai. Man tai galėčiau tęsti. Prašom. 2211 užsiminta apie Žarėnų 16 daugiabutį, kurį mes remontuojame jau 10 metų, socialinė būstų plėtra bus daroma, bet kažko mes nedarom nieką. Žarėnų 16 yra viskas meluojama pastoviai, pažadama. Kodėl mes sustojame jau 10 metų tame Žarėnų 16? Patikėt planą. Kas čia turėtų atsakyti? Algirdai. Klausimas, kada tą namą tvarkysim Žarėnų 16? 10 metų aš jau girdžiu, kad jį tvarkom. Jis galėjo jau nugriūti sutvarkytas. Žarėnų 16. Tai jeigu galėčiau truputėlį įsiterpti, 10 metų buvo planuojama tvarkyti, gal 10 ar ne 10, nežinau. Iš tikrųjų, esmė tame, kad nebuvo finansavimo. Dabar finansavimas yra, projektas parengtas yra, projektas yra ekspertizei, ekspertizė turi pastabų, projektuotojai taiso pastabas. Kai tik tai bus projektas suderintas, turės ekspertų išvados, iš karto skelbiam darbų pirkimą, perkam ir pradedam įgyvendinti. Tai yra realūs dalykai, o nebe pažadai. Tai jau vyksta. Tai tiek jums informacijos galiu pateikti. Kokie stadijai esam, Almantai? Ką tik kartuojau, yra parengtas techninis projektas, projektuotojai parengė jį, dabar turi praeiti ekspertizę, ekspertizė dar turi pastabų, projektuotojai taiso pastabas, kaip tik tai bus suderinta, turėsim ekspertų išvadas, iškart skelbiam darbų pirkimą. O finansavimą iš kur gavom, kas mums? Finansavimą mes turim iš europinių. Jau turim, labai gerai. Toliau, man tai galėčiau? Prašom. Stenkitės, kad būtų strateginių šiek tiek daugiau veiklos. Tai pagal tą planą, pavyzdžiui, pagal planą 2.2 yra gyventojų gyvenimo trukmės ilginimas veikla ir programą kuruoja atveju vadybininkas. Gyventojų gyvenimo trukmės ilginimas. Yra žmogus kuruoja, tai kaip sekasi kuruoti, ar kuruoja, nekuruoja, ar čia yra formalumas, tai kaip žmogus ilgina mūsų amžių. Ar yra efektyvų, neefektyvų, ar dirba, nedirba tas vadybininkas. Galit dar pakartoti veiklos pavadinimą tiksliai? 2.1.2. O pavadinimą? Gyventojų gyvenimo trukmės ilginimas veikla priemonė.
nuolatinių gyventojų, kuriems daugiau kaip 4 metų lygų prevencijos programa. Kuruoja atveju vadybininkas. Kas tas vadybininkas? Kažkur negirdėtas. Kas čia mūsų gyvenimą ilgina? Ar čia tik tai algą gauna? Labą dieną, jeigu galėčiau aš. Šitas rodiklis yra sveikatos srities, tai noriu pasakyti, kad gydymo įstaigose atsiranda atvejo vadybininkai, kurie pasižiūri individualiai kiekvieno žmogaus vyresnio nuo 40 metų ligos istoriją ir jam sustato veiksmų planą, ką jis turi atlikti pagal patvirtintas ir šiuo metu Lietuvoje vykdomas prevencinės programas. Tai kartelė jinai yra sumažėjusi, jau buvo nuo 45 metų, jau nuo 40 metų plus asmenys jau gali tikrintis dėl širdies kraujagyslių ligų. Tai prie šeimos gydytojo prisirašę asmenys gali sulaukti skambučio iš atvejo vadybininko ir pakviesti atlikti kraujo tyrimus, atsakyti anketos klausimus ir pasiųsti pas antro lygio specialistą, tarkim, širdies kraujagyslių, tai kardiologą, ir toks sudaromas pagreitinimas, nuimamas krūvis nuo tiesioginio šeimos gydytojo darbo. Ačiū. Tai jeigu tinka. Labai tinka, gera informacija, man nesenai 40 sukako, norėčiau sulaukti skambučių iš to vadybinimo, bet kažko negaliu sulaukti. Skambučių tiek aš, tiek kiti. Ačiū labai. Dar ne vėlu gal paskambint. Reikia telefoną pasikrauti. Gerai, toliau, sekantis klausimas. Smulkus vidutinis verslas, mes turėsim paskui tą klausimą, bet kadangi plane yra, mes turim su tą SVV, paskirta 120 000, visa suma didinama, ten galima didinti iki 1 milijoną. Kaip dabar bus su tą, jūs, man tai esate ten komisijoje, ir 120 000 dabar vėl puoja, tai mes darysim iki 1 milijono, kaip bus. Ar neteisingai kažką per daug dalinam? Jo, teisingai, 24 metais buvo tokia suma, kokį jūs ir minėjot, tai jūs tas palinkėjimas iki 1 milijono, aš tai manyčiau, kad tai čia būtų labai gerai ir puiku, bent jau mano supratim. Aš kaip tik esu merui parašęs prašymą, gal tikiuosi kažkada neužilgo gausiu, kad tikslius turėčiau duomenis, bet plius minus pasižiūrėjau, kiek mes kaip savivaldybė skiriam bendrai tiesioginių išmokų verslui. Tai gal, nežinau, ir pats nustepsit, kad tai yra tik 0,2%, pasitikslinsiu duomenis vėliau. Bet kad palyginti, pavyzdžiui, specialiai dariau tokią analizę, ką daro, pavyzdžiui, tokie galingi miestai, ypatingai, kad ten investicijos, kurie traukia ir taip toliau, sakykime, pavyzdys Singapūras. Aš nenoriu lyginti dabar Drambliaus su Skruzdėle, bet proporcijos vis tiek yra aiškus. Tai, pavyzdžiui, Singapūras turi 2-3% tiesioginių išmokų verslui ir panašiai. Ir matom, koks turi rezultatas. Tas pats galim kalbėti, kokie Dubajui, Tokijus yra įdomu buvo pasinagrinėti. Tai ką aš noriu to pasakyti, kad mano supratimu, jeigu mes iš Telšių nenorim padaryti tokio didelio pensionato, verslui turim rodyti didelį dėmesį ir tam, kad ir, sakykime, šitokį formatų per SVV programą remti smulkų ir vidutinį verslą, tai yra tik siekiamybė. Aš suprantu, kad turi užtekti visiems ir socialiniai klausimai ypač svarbus, bet jeigu norim, kad tas verslas čia atsirastų, ateitų, kad mes įskatintumėm, tai man atrodo, kad būtų mums visiems šitoks siekiamybė pasiekti tą 1 milijoną. Man taip atrodo. O programa tiesiog laipsniškai ir didinama, bet antrų klausimų gal aš plačiau galės pasakyti, kad kokia situacija ten ir gal tikiuosi atsakiau klausimą. Gerai, ačiū, bet tada gal galėtum pasakyti ir pateikime duomenis naujų verslų kūrimasis, kad čia vienais metais buvo tiek įmonių, ir Telšiuose yra 180 įmonių įsikūrė, bet įdomu būtų skaičius, kiek likvidavo įmonių, gal 180 įsikūrė, o gal užsidarė 200. Vat kas įdomu, tai irgi skaičius svarbus, kiek neišgyveno, kiek neatlaikė konkurencijos, ar spaudimo iš savivaldybės neatlaikė. 180 įsikūrė, gerai, o kiek užsidarė? 200. O mes nežinom. O tokį skaičių aš prašyčiau kada nors ateiti pateikti. Tai nes labai svarbu, tada tai matysim kokią dinamiką. Ar čia daugėja, ar tik pasikeičia pavadinimai. Na, manau, bus proga iš tikrųjų tą temą. Man atrodo, tas klausimas ir svarbus, aktualus. Tai gerai, kad jūs domitės. Pažiūrėsim. Apie bankrutuojančius gal irgi šiaip įdomu būtų statistikoje turėti ateityje, tai pasirankiusim. Tai kad tiesiog aiškesnį vaizdą matytume. Ar galėčiau?
Galit, ar norite ir dar? Labai norėčiau. Prašau. 2311. Parama rekonstruojant melioracijos statinius įrenginius. Ir jūs teigit, kad savivaldybės čia prisideda ir melioracijos sistemą naudotojų asociacijos, kurios rekonstruoja valstybei priklausančias melioracijos sistemas. Jūs teigit, melioracijos tos asociacijos valstybei priklausančias sistemas. Bet jie melioruoja ir savo sklypus. Ot kas yra. Jūs ten valstybei priklausančiai kažkiek pusė tik lėšų valstybei, antrą pusę jie savo sklypus melioruoja. O čia galim pagalvoti, kad čia yra labdaringa organizacija, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos ir jos čia mums remontuoja mūsų, kažkaip, man atrodo, kažkas netiksliai yra. Ar taip ir yra? Asociacijas mūsų sistemas remontuoja. Jos savo remontuoja, jiems yra prievolė suremontuoti mūsų pralaidas, dar ten kažkokius. Teisingai, Almantai, jūs turbūt gal žinot. Gal kaimo plėtros skyriaus vedėjai yra prisijungus? Jo, tai gal kaimo plėtros kažkas iš... Ar jie remontuoja mums, ar jie ir savo remontuoja sklypus? Man kažko tai, aš kiek žinau, aš esu toj komisijai, kad jie savo sklypus sausina, į ten papuola į tarpus, aišku, valstybiniai, ten grioviai, yra finansavimas ir... Kol prisijungs, nežinau, ar yra prisijungus, bet iš tikrųjų, Algirdai, sklypai yra privatus, bet melioracijos įranga, kaip ir nėra privati iš tikrųjų. Savivaldybė turi ją prižiūrėti. Mums yra tokia prievolė užkelta, tai apie ką ir kalba. Kad jų sklypai yra, tai taip. Jie rekonstruoja valstybė priklausančias melioracijos sistemas ir savo asmeninių sklypų sistemas, tuo pačiu drenažas per jų sklypus eina tie vamzdžiai. Bet tai tas drenažas ir yra jų sklype, valstybinė. Taip, bet čia išeina, kad jie labdarą užsiima čia mums, filantropai atsirado. Čia aš tik tiek norėjau pasakyti, kad kuklumų nepasižymė. Tiek to, važiuojam. Tai ne apie kuklumą, apie strateginį, jeigu galit. Gal kas nors dar kiti turi? Tuoj pat vedėjas sakė prisijungs. Jeigu neturi nieks. Dėl vaikų dienos centrų užsiminti yra. Galėčiau man tai biški? Taip, prašom. 3113 vaikų dienos centrai plėtra, bet kiek žinau, yra kiti centrai užsidaro, nėra vaikų, nėra ten ir buvo ir žmonių atleistų iš vaikų dienos centrų kaimuose, nieks neteido tie vaikai ir aš ryškinus nueinu, kaip nueinu, taip 2 vaikai visada, kažkaip pataiko, tai ir jie. Tai dėl vaikų dienos centrų, ar pasitvirtino tą mūsų, tas vaikų dienos centrų, ar efektyvų yra, ar čia tik atlyginim gaudavo kažkokie moteris? Kaip su vaikų dienos centrais? Kažkas iš socialinių gal galit pakomentuoti klausimą. Nėra. Nėra, tai nėra, einant toliau. Vėl, jeigu yra konkretus klausimas, norit konkretaus atsakymą, jis tai bus, nes negalima visko žinoti. Gerai, Almantai, aš nieko nesakiau. Tai ateisit į tarybą. Dėl dienos centrų gerai, bus informacija atskirai. Jo, nes visiems įdomu turbūt, aš neuždaviau klausimą, ne iš pirštų, įdomu. Centrų daug, vaikų nėra, vaikų nėra ten. Gerai, visiems įdomu. Dabar dėl tų socialinių dirbtuvių yra 3122. Reiškia, socialinis dirbtuvis, čia tie nevyriausybinės organizacijas. 3122. Socialinių dirbtuvių veiklos stiprinimas. Mes nuvažiuojam socialinis dirbtuvis, su gerbiamu magistru buvo nuvažiavę, nieks ten nevyksta, jokių dirbtuvių nėra, pripirkta aparatūros ir nieko nėra. Socialinė dirbtuvė veikla nebuvo vykdoma, buvo organizuojama alternatyvi paslauga socialinių įgūdžių. O įdomu, čia biški trumpai, galėtumėt kas nors iš specialistų. Socialinė dirbtuvė veikla, tiems, matyti, nelabai buvo efektyvų turbūt. 3122. Ar bus kas gali pasakyti? Tu garsų nelabai girdėti, kas čia yra, vėl iš salės ten, pusiau girdim, pusiau ne. Šiek tiek ir trūkinėjams, aš irgi taip. Tai net nein suprasti, ar kalba, ar nekalba niekščių su mum. Iš socialinių nėra prisijungus. Tai tuoj vedėjas prisijungs prie socialinių, atsakysi klausimus.
Prie to pačio, sakykit, ką norit konkrečiau sužinoti viską ir pateiksim tą informaciją. Nu, dėl Neįmanoma viską žinoti. Sakinys, socialinių dirbtuvių veikla nebuvo vykdoma, buvo organizuojama Nu, tai alternatyva. vėl, jūs, Algirdai, viskas tvarko, jūs išsakot savo nuomonę, kad nebuvo vykdoma, aš važiavau, mačiau, kažkiek tai tikrai vykdoma, o konkrečią informaciją pateiksiu jums. Nu, tikrai nėra taip, kad jinai nebuvo vykdoma. Nu, mes nuvažiavom su magistru. Galbūt pataikėt, neaišku, kelintą valandą, ten visą dieną žmonės irgi toj veiklo nesėdi, ten yra tų subtilių tokių dalykų. Gerai, man tai galėčiau. Prašau. 3123, savanorystė, vat labai įdomi, pas mus neišsukta yra savanorystė, iš viso Lietuvoje yra, reiškia, žmogiškų išteklių plėtra. Yra akredituots 4 savanorystės vietos, atvyks savanoriai iš kitų šalių. O trumpai, čia savanorystės vietos, kur čia dirba senelių, kai čia atvyks iš kokių šalių, kur jie gyvena, kaip čia įdomu būtų susipažinti su savanoriais iš kitų šalių, kurie čia. Programą planuojam parengti. O čia visa savanorystė visam pasaulyje labai išvystyti. Pas mus Lietuvoje savanorystė ir labdara neišvystyta. Čia tokia tema būtų labai aktuali. Va, Lendra Bukauskienė vedėja, prašau. Labai labą dieną, atsiprašau, čia tų teismų šiandien prisijungimų visokių, nu tikrai atsiprašau. Viskas gerai, tai prašom atsakykite. Negirdėjau klausimą, atsiprašau, jeigu galite pakartoti. Savanorystė pas mus kaip yra su savanoriais? Su savanorystė ir sudėtingas klausimas, tačiau aš ten ir savo ataskaitoje pateikiau, kad yra paslaugų centras sudaręs sutartį dėl dalyvavimo Europos savanorystės plėtojime ir šiuo metu yra du savanoriai iš užsienio, taip pat yra sudaryta galimybė socialinių paslaugų įstaigose dalyvauti savanorystės veikloje ir ypatingai senelių namuose aktyviai tas yra daroma, tačiau tokios bendros programos dar nėra ir planuojama sukurti. Ačiū. Ar galėčiau man tai dar, Lendrai, prašom. 3126. 31. Priemonių skirtų negalę turinčių asmenų savarankiškumui ir socialiniams poreikiams užtikrinti stiprinimas. Lendra, ši jūsų tema, mūsų tema ir kasmet yra vykdomi viešos aplinkos pritaikymų darbai socialinis paslaugas administruojančiose įstaigose. Vot būtent, atsimenat, viešos aplinkos įtvarkomi neįgaliųjų klubai, tvarkė seniūnijai mokėjo pinigus, tačiau tie žmonės, kiek aš žinau, jie negavo pinigų. Dabar skiriam ten 1000 eurų, skirdavo savo seniūniją, neįgalus ten pjovė, darė, ten gaudavo 5 eurus į dieną. Ar ten ta ydinga praktika yra pataisyta, mes kažkada šnekėjom viešai? Noriu pasakyti, kad čia yra du skirtingi dalykai. Ten, kur pjauna žolę ir yra sudarę su seniūnijom sutartį, seniūnija Telšių, dabar nežinau, galėtų pasakyti seniūnas, ir jie vykdo veiklą, tai darbinių gebėjimų užimtumo didinimas. Ir jie šitą daro. Aplinkos pritaikymas yra visai kita priemonė. Tai po 5 eurus tebemoka ar ne? Negaliu atsakyti, nes čia dabar yra nustatyta, jūs nemojuokite taip. Atsiprašau. Dėl to, kad nevyriausybinė organizacija sudaro su seniūnija, buvo sudarius paslaugų teikimo sutartį ir jie tvarkė, arba su daugiabučių bendryje ir jie tvarko susitarimus savo šitą aplinką. Dabar, jeigu socialinės dirbtuvės, tai tikrai jau yra visai kita paslauga ir tenai taip jau mokama pagal atidirbtas valandas yra mokama 0,5 VRP per mėnesį. Tai čia valstybės remiamos pajamos, kurios šiuo metu yra 221 euras. Tai čia kitas dalykas yra. Ką jūs kalbate apie 5 eurus, tai yra bendrijų reikalas, kaip jie sudaro sutartis, įtraukia tuos neįgaliuosius ir tie pats neįgaliai dalyvauja toj veikloj. Čia yra du skirtingi dalykai. Ir už šitą veiklą be abejo, kad socialinis paramos skyrius nėra atsakingas. Kas turi vykdyti kontrolę, savo seniūnijai moka 1000 eurų, bendryje padaro darbą, o kur tas 1000 eurų dingsta, nes neįgalieji negauna nieko. Uždirbtos pajamos. Matot, kaip ir neįgalieji nebūtinai turi ateiti bendryje ir dirbti ir gauti pajamų. Tai yra ir bendravimo įgūdžiai, ir gebėjimų didinimas, ir jų yra susitarimo reikalas. Nėra taip, kad yra vergovė, bendryje ateina į organizaciją, dalyvauja veiklose ir negali dalyvauti, prisidėti prie tam tikrų dalykų. Bet aš manau, kad to, ką jūs kalbate, dabar jau nebėra.
Tai gerai. Bet socialinės paramos skyrius negali užtikrinti kontrolės tokiem sutarčių vykdymui. Sutarčių vykdymas su verslo subjektais arba su kitais subjektais nunėra savivaldybės socialinės paramos skyriaus atsakomybei. Ačiū labai, man tai galėčiau dar. Prašom. Irgi svarbus klausimas yra 3313 trūkstant specialistų pritraukimas į Telšių rajoną, reiškia, sveikatos priežiūros įstaigos. Vat labai svarbu, daktarai, kodėl mes važiuojame į Plungę į Mažeikius, ir dar veža į Klaipėdą mane pastoviai greituoju. Kaip sekasi pritraukti gydytojus? Dar kartą labą dieną. Tai norėjau pasakyti, kad specialistų pritraukimas pas mus vyksta sklandžiai. Kiekvienais metais yra pritraukiama vis naujų specialistų. Kodėl jūs vykstat, negaliu pasakyti, bet ir šiai dienai turim nemažai gydytojų, pradedant nuo vidaus ligų, traumatologų, taip pat yra norinčių po rezidentūros likti ir atidirbti už rezidentūros mokymą sumokėtą. Tas įsipareigojimas toks sutartinis yra su rezidentais, tai manau, kad šitą įgyvendinam puikiai. Didžiausias kiekis trūkstamų specialistų vis tiek tenka ligoniniai. Pirminės sveikatos priežiūros centras poreikiai yra šiais metais nusimatę tikrai nedidelį lyginant su ligoniniu. Tai trumpai tiek. Šiaip yra žmogiškų išteklių plėtros sveikatos priežiūros įstaigose. Tai tam skaičiu ir ligoniniai, ne tik PCPS. Dėl to aš jau užsiminiau, pas jūsų tokia situacija, o ligoninėje situacija yra bloga, nes nėra specialistų. Aš norėjau paklausti, gal mes turim planą, čia yra, mes šnekam apie planą. Tai padarykim tokį planą, kad tų specialistų atsirastų. Tik tiek aš norėjau, kad čia planuokim. Dirbam to klausimu ir dar šiais metais taryboje yra patvirtintas naujas aprašas dėl trūkstamų specialistų pritraukimo ir yra padidinti įkainiai, taip pat numatyta yra priemonė apmokėti bendros praktikos slaugytojų paskutinių 2 metų studijas, taip pat ir sveikatos apsaugos ministerija per gerinimo projektą, kuriame dalyvauja mūsų gydymo įstaigos, bus irgi nemažai pritraukta ir siekiamybė yra, kad iki 29 metų bendros praktikos slaugytojų poreikis būtų užtikrintas ir nebesusidurtų gydymo įstaigos su žmogiškais išteklių stoka. Ačiū. Man tai galėčiau. Dėkuoju, prašom. 4111 irgi įdomi. Kultūros įstaigo ir jų veiklos modernizavimas. Centralizuota strategija nebuvo suformuota. Kultūros įstaigos gaunam tokių pasiūlymų, pastabų, kad visgi kažkas netaip vyksta kultūros įstaigose. Mūsų kaimuose reikėtų kažkaip tai tikrai modernizuoti. Ir aš čia nematau, kas parašyta. Tai strategija nebuvo suformuota. Tai kokia strategija ateityje? Ar kultūros įstaigos dirbs taip pat, kaip dirbo, ar visgi mes išvelgiam, kad kažkas turi būti keičiama kultūros įstaigose? Kaip galvojate? Čia nieks neparašyta. Iš kultūros skyriaus ir kam pakomentuoti. Yra. Gal vicemeras, jis Kelintą jūs čia, atsiprašau labai, dar 4111. Kultūros įstaigų jų veiklos modernizavimas. Planas, o planė nematau. Čia yra priemonė, o veikla šitos priemonės yra kultūros srities komunikacijos strategijos sukūrimas. Nes kiekviena priemonė, kaip ir minėjau, išskaido į veiklas. Jūs čia minite veiklą, kultūros srities komunikacijos strategijos sukūrimas. Jo, tai kultūros komunikacijos strategijos sukūrimas kaip centralizuoto nėra, nes kiekviena įstaiga atskirai tai daro, savo komunikaciją ir viešinimą, turi savo internetinės ir svetainės ir Facebooko ar kitas socialinės paskyras ir tai tvarkingai, gražiai daro. Bet planas tikrai yra, kaip savivaldybė, kad pasidaryti tokį, kad būtų viešinama bendrai, centralizuotai. Dėl darbo, kultūros veiklos modernizavimas, plačiai prasme, ar bus kas nors keičiama, modernizuojama? Plačiai prasme, ar ne? Tai matysim. Ne, tai ne. Ar aš galėčiau, pirmininkai, įsiterpti ir vieną tik pastebėjimą? Reiktų, gerbiamas tarybos nari, pasakyti, kad ta programa yra iki 30 metų ir yra planingai, nebūtinai mes šiandien turim viską atlikti, ką nuplanavom iki 30 metų.
Tai norėčiau, kad tai būtų atkreipta dėmesys. Bet čia mūsų planas, mes dabar diskutuojame apie planą, mes planuojam. Ne? Tai ir planuojam iki 30 metų, o neplanuojam atlikti 25 metais. Ne, tai pažadykit, padarysit 30 metais, jūs dar sulauksit, aišku, bet vat. Gerai, man tai galėčiau kitų klausimų, atsakymų nebuvo. Galėčiau, man tai. Atsakymas buvo, tai gal jums nepatiko, aš taip sakyčiau. Iki 30 metų suplanuos. Supratau, gerai yra. Palauksim. Ne, jūs, Algirdai, aš suprantu, jūs turite teisę ir klausėt, bet čia yra, sakykime, tas ataskaitas pateikimas, rodymas visos tos strategijos 1 metų vykdymo, sakykime, rezultats koks. Tai, kai kurios rytis gali būti nepaliestos, bet tai nereiškia nebūsenos vykdymus. Jūs jau taip labai nusismulkinat iki konkrečių dalykų, bet, turite teisę klausyti, prašau. Gerai, sekantį apie Biržų dvarą užsiminta yra įdomu trumpai apie tą dvarą, ten išsukot reikalą, neišsukot, ten, kad ten skaičiai rodo, bet ateityje, ar mes paliksim tą dvarą tokiam status, kaip dabar yra, ar visgi ką nors darysim, keisim? Biržų dvaras, prašau. Ar jūs turite omeny 4115? Jo. Tai čia yra veikla dvarų ir jų rekreacinių erdvių verslo paslaugų planų. Tai jo, ir čia buvo įrašyta, kad pagal tą dvarų, kad yra įveiklintas Biržuvėnų dvaras. Tai apie Biržų dvarą, tai tvarkoje Biržų dvaras, toliau tęsim tą veiklą, kas nors žinote? Tęsia Biržuvėnai veiklą, ruošiasi, buvo atidarimas, yra pasiruošę ne vieną ekspoziciją profesionalių menininkų, kur pristato parodas, kviečiam atvažiuoti, pasižiūrėti, pasivaikščioti su dvaro poniomis. Ir su magistru dar. O, teisingai. Galėčiau, pirmininkė? Prašau. 4123. Telšių krašto dvasingumo ir tolerancijos palaikymas, finansavimas skiriamas pagal religinių bendruomenių aprašą. Apie religinės bendruomenės finansavimas mes skiriam kiekvienais metais tą finansavimą religiniam bendruomenėm ir paskutiniai įvykiai rodo, kad buvo neteisėtai panaudotus lėšos religiniam bendruomenėm, tai ir parapijos namų, 20 000 liepia gražinti, dabar 2 000 vėl liepia gražinti parapijos namų ir tai kaip čia dabar yra, 4123. Finansavimas ir nieks nevykdo kontrolės finansavimo. O pasirodo, aš vykdžiau kontrolę, mūsų komisija vykdo kontrolę antikorupcijos. Ir pasirodo, kad administracija kažko nevykdo kontrolės. Finansavimas skiriamas į kairę ir dešinę. Dabar gražinti reikia 20 000 ir dar 2 000. Kodėl nėra kontrolės finansavime? Tai yra. Dėl gražinimo tebėra negalutinis sprendimas, mes irgi turim savo argumentus ir aš po šiai dienai, jeigu atsimenat, pat pradžių, iš pradžių buvo reikalaujama ne apie 20 000 kalbų, apie 8, buvo reikalaujama 8 gražinti, dabar beliko 2 000, pateikėm savo argumentus ir dėl 2 000 ir aš manau, kad mes ir tų 2 negražinsim, nes iš tikrųjų yra panaudoti pagal paskirtį ir tikslingai. Tai čia negalutiniai sprendimai, Algirdai, jūs vėlgi dėstot savo nuomonę, labai gerbiu aš tą nuomonę, jūs manot visur, kad yra kažkas tai kažkur tai neskaidriai daroma, mes manom kitaip ir ginam savo nuomonę ir manau, kad apginsim. Minutėlė. Kontrolė yra vykdoma. Dėl 20 000 jūs esate teisme. Taip, o yra teismo sprendimas. Nėra dar. Ir viskas, tai ką dabar mes šnekam? Bet visgi kontrolės nebuvo, Almantai, Kaip nebuvo? Tai jeigu ginčiai... Gal palaukiam teismų sprendimą, galėsim su išvadom plačiau tada. Tai dėkui vicemerui už atsakymą. Ar Algirdai turi dar klausimų? Dar kelias, galėčiau. 4211. Patrauklus turizmo objektai čia yra. Ir užsiminta, kad čia bus Iždinės gatvės, sinagogos, Telšių pirmoji mokykla objektas. O kas dabar su Telšių pirmoji mokykla? Sutvarkyta. Bet čia ne mūsų tie, čia bažnyčios yra. Bet jinai buvo finansuota dalinai savivaldybės. Tai kaip objektas, tai rodo iš išorės, į vidų veda tos turistus. Tai turistai eina tiek į vidų, tiek į išorę, tai kiti mėgaujasi kultūrinis, turistinis pažinimas, tai yra išorės paveldo objektas. Gerai, galėčiau man tai dar užduoti 10 klausimų. 4211. Kurti patrauklaus turizmo objektas, irgi čia jų ta pati tema. Ir apie objektus, manai, žydų mergaičių nužudymo vieta Rainiuose. Man kažkaip, žinote,
ties nužudimo vietas, tai žydai buvo šaudomi, žinom puikiausiai, visose kaimuose buvo šaudomi, tai prakeikta vieta, žydų mergaičių, dar tuo labiau, žudimo vieta. Tai kai jūs lanko tas vietas, tokias nužudimo vietas, čia žmonėm rodot, kur buvo žudynis, kur mūsų tautiečiai žudė žydus ir jūs rodot visiems. Čia gėda mūsų tautos. Ir aš nesakau, kad reikia apleisti, bet kažkaip patrauklius turizmo objektus. Ar žydų mergaičių nužudimo vieta ir patrauklus turizmo objektas gėda mūsų tautos? Kaip jūs galite? Ką man sakyti? Prašom, vedėjai, galit Aš trumpai. noriu pasakyti, kad dėl pavadinimo, tai jeigu dėl pavadinimo pačio, kodėl yra taip vadinama, tai yra kultūros vertybių registras ir taip kaip pavadina kultūros paveldo departamentas, to mes ir laikomės. Ar tai yra patrauklu? Gal ne tik patrauklu, bet tai yra skaudi istorijos dalis, į kurią tikrai važiuoja žmonės ir, sakyti, tai yra atmintis, tai yra istorija. Nu, šiaip iš tikrųjų, tai jeigu mes veikų netvarkysim, nelaikysim, neugdysim jaunimą, būtent istorijai pažinti, tai ta istorija kartosis, visi žinom to seną labai frazę, kad nežinons istorijas iškia yra iš tikrųjų tai, kurie nei savo tėvynės tor, nei, sakykime, šiuo atveju, reiškia, nei to atmintais. Tai manau, kad čia turėtų pastiprėti pavadinėms, galbūt jį netikslus, bet bendriems pavadinėms ir visiškai nepriklauso nuo to konteksto šiuo atveju. Tai tvarkyti toriam, lankyti toriam, pažinti toriam iš tikrųjų ir savo istoriją, kokiam yra. Yra ir gerų, reiškia, kaip sakant, pavyzdžių ir yra labai blogų. Buvo tokių žmonių, kurie gyvena iš to, reiškia, kurie vykdė kažkieno įsakymus, bet matyt nesugebėjo pasipriešinti iš vidaus. Bet buvo tų pačių veitų gal pasakoti ir apie tų žmonės, kurie gelbėjo žydus, kurie, reiškia, sakykime, rizikavo savo šeimų, reiškia, savo gyvenimas tam, kad išgelbėtų. Tai va tokius veitus pasakojame apie tus, kurie buvo išgamas ir galim papasakoti apie tus, kurie buvo žmonės. Gerai, ačiū. Dėkui už papildymą. Ar turit, Algirdai, dar? Dar turėčiau. 4.2.2. Kurti rajono aukštą rekreacinį patrauklumą. Vienbučių namų kvartalų statyba. O čia man kelia tokių klausimų. Vienbučių kvartalų, tai yra Džiuginin, ten Dirkstelių tas kampas naujamiesty, kur yra privatus sklypai, yra nupirkti beverčiai, menkaverčiai, sakyčiau, be privatus sklypai. Ir savivaldybė sugalvojo už mūsų visų pinigus, privesim visas komunikacijas už 1 milijoną eurų, į tie sklypai privatus bus pabrinks dvigubai. Tai aš galvoju, čia yra su korupciniu tvaiku, tai yra istorija yra. Ir kodėl mes turime į tą planą įtraukti, jūs specialiai įtraukite į planą, kad reikėtų vykdyti tą planą, bet aš tikrųjų čia yra protekcionizmų, man kvepia, privatus sklypai nupirko kažkokias pievas žmonės, tos pievos ir neparduos, nėra nei vamzdinių laidų, ir mes dabar privesim viską ir jie išsipardavinės sklypus. Nu tai aš sakyčiau, ar jūs nematot, kad čia yra korupcinis reikalas? Kieno jūs klausot? Jūsų, gerbiamas Mantai. Tai gal kas konkrečiai kuruojant galėtų patikslinti? Kultūros skyrius galėtų. Prašau. Neringa. Taip, atsiprašau, kalbėjau telefonu, pakartokit klausimą. Dirkstelių tas biznis, privatus biznis yra už mūsų savivaldybės pinigus. Pakartoti, aš negaliu kartuoti, turi dalyvauti. Aš žinokit apie Dirkstelių, kas ten yra per problemą? Problema nėra. Nupirko pusvelčių sklypus kažkas, dabar mes privesim komunikacijas ir pabranginsim sklypus paprasčiausiai už savivaldybės. Na tikrai, architektas yra prisijungęs, architektas Simonas, prašom. Prašau, Simonai. Dirkstelių kvartalas. Tarybos narys Algiras Baceris buvo užėjęs pas mane, mes viską aptarėm, pakalbėjom, kad ten bus formuojami, ten yra daug valstybinės žemės nesuformuotų sklypų. Taip yra ir privačių sklypų ir tenai miestas turi plėsis. Ten yra senai suformuoti sklypai, ten buvo valstybinė žemė, suformuoti sklypai, NŽT laikais, dar kai NŽT buvo priklausė, ir atiduota grąžinimas tas padarytas, sugrąžinta žemė.
Tai va, o dalis tų sklypų yra nesuformuota ir jau grąžinimas yra tas baigtas ir dabar reikia suformuoti galutinius sklypus ir tęsti tą kvartalą. O ten visi inžineriniai tinklai Dirkstelių gatvėje yra ir tą kvartalą urbanizuoti, ten yra puikiai vieta gyventi. Ar geriau žmonėm pirkti sklypus soduose, kur niekada nebus infrastruktūros, ar geriau pirkti mieste, kur galima padaryti infrastruktūrą ir puikiai gyventi miesto teritorijoje. Tai manau, šitas teritorijas, kurios yra jau senai suplanuotos, jas reikia urbanizuoti ir reikia vystyti inžinerinius tinklus ir gatves. Teisingai. Ar pirkti soduose iš žmonių, ar pirkti iš tų dviejų veikėjų, kurie baigė supirkti visų telšių žemės. Teisingai sakėt. Ačiū labai. Kolega Egidijus Narmans, matau. Prašau, Egidijau. Jo, aš apie tą Dirkstelių, ten iš dalies Simons teisus, iš dalies neteisus. Ten yra dalis sugrąžinamų sklypų, o didžioji dalis yra detalus planas parengtas ir priklauso privatiem asmenim. Yra ten pardavinėjama. Taip, parduoda vidurį laukų gyvenamos paskirties žemės sklypą ir dabar atvedam komunikacijas. Gal, jeigu mūsų strateginė kryptis yra toj pusėje plėsti miestą, aš abejoju, ta pusė yra patraukli. Tai man nuomonė čia galvoju, kad tiesiog yra metimas finansų ir atvedimas kažkam į sklypus komunikacijas. Tai pritarčiau netgi Algirdui. Ačiū. Man tai galėčiau? Prašau, Algirdui. 422 dėl trumpai. Kurti rajono aukštą rekreacinį patrauklumą požeminiam kabeliajam gyvenantis skatinimas. Čia juk ne mūsų kompetencija. Aš noriu paklausti, kaip mes galim skatinti požeminį kabeliajame. Čia elektrikai, čia elektros bendrovės tą daro. Kaip mes savivaldybė susijęs su tuo esam? Ar iš statybos skyriaus yra kažkas prisijungę? Kad požeminių komunikacijų vystyms yra kelias aspektas svarbus. Pirmiausia, dėl miesto estetinė vaizdo, visi žinom, ką atrodo, tai stulpą apkabinėti, reiškia, vienokias ar kitokias laidas. O antrus, reiškia, dalyks yra tai, kad tai yra ir daugiau greičiau pažeidžiama ir turim griūtis, reiškia, ir naujieji, dar nukuo. Tai tų veiktų reikėtų gerai pagalvoti iš kitų klausimų, reiškia, kelom, reiškia, bet skatinėms tai nėra pinigų metėms. Tai gali rašyti, pavyzdžiui, kažkokiam projektui sąlygas, pavyzdžiui, rašyti. Nedaryti, reiškia, laidų tuo veiklo, kurie būtų porinė. O, pavyzdžiui, teisti kabelius, reiškia, požeminius, reiškia, kurie yra daug saugesnė, reiškia, kurie paprasčiau eksploatuojami ir taip toliau. Tai čia skatinėms čia nėra, nieko tam nematau blogo. Ne, aš nesakiau, kad bloga, labai gerai. Labai gerai kabeliavimai ateityje ir bus visi laidai žemėje. Bet aš sakau, kaip mes galim skatinti, ar čia ir programas, ar čia kokias nuolaidas, ar čia lėšas numatyti. Aš tą, jūs kolega gelbėjat situaciją, o savivaldybė niekas negali atsakyti į klausimą. Statybos skyrius. Statybos skyrius, kaip suprant, nieko nėra. Toks svarbus komitetas nėra statybos skyrius. Mūsų komitetui turi dalyvauti visą savivaldybę, nes čia yra pagrindinis komitetas iš visų. Tai kiti komitetai gali pasilsėti. Dar tik pratęsiant mintį dėl to skatinėms. Aš žodį skatinti yra tiesiog taikyti visas galimas teisinis priemonės. O jeigu, pavyzdžiui, gera, savivaldybė dalyvavom, pavyzdžiui, kažkokiam projekte, ne? Gatvė, kažkur tai, pavyzdžiui, reiškia tvarką, rekonstruovo. Tai ten skatinėms ir bus, kad įrašo, kad ten tinklų orinių negal būti. Tai va tas ir skatinėms. Tai tokį paprastą, aš taip matau, tokį paprastą formą. Čia nėra, kad pinigų išmesti, bet kad tas dalyks turėtų būti savivaldybės vienas iš tokių prioritetinių krypčių, tą bendrą tvarkyti miestą. Gerai, dėkui Algirdui, kitam Algirdui. Aš pridėjęs pastabą, gal, nežinau, direktorė gal girdėt, kai kalbam apie strateginio planą, tas pats kaip ir biudžetą, kadangi platus klausimas liečia beveik visas sritis, galėtų būti žmogus, kuris prisijungęs ir trumpai pakomentuoti. Dabar čia iš tikrųjų kolega Algirdas Žebraus gelbė iš savo bendro, kaip sakyti, patirties ir bendros nuomonės. Bet šiaip turėtų specialistai sureaguoti. Tai šiek tiek atkreipiu dėmesį. Tai. Algirdai, ar turi dar klausimų? Dar turiu. Teisingai sakau, visi specialistai. Pavyzdžiui, dabar apie sportą norėjau paklausti. 4-2-3-2. Aukšto meistriškumo sportininkų padaugėjo.
Nu, atiduomė, aukšto meisto sportininkų padaugėjo. Ar čia įskaitant legionierius iš 4 rajonų, kur žaidžia, ar tik Telšiškių čia yra? Aš norėjau paklausti. Ar jūs skaitot visus ir legionierius aukšto meistriškumo sportininkų padaugėjo? Tai, pažiūrėjau, ten krepšininkų komandai, ten tų Telšiškių nedaug yra. Kaip jūs skaičiuojate? Matau, prisijungė Vygans, tai Vygantai, jeigu gali trumpai. Labą dieną. Ar girdim? Girdim. Padaugėjo, išaugo vaikų skaičius sporto rekreacijos centre, atsirado daugiau aukšto sportinio meistriškumo grupių ir ataskaitoje rodomas tas skaičius didesnis. Čia nėra jokių legionierių, čia yra Nesuskaičiuoja, čia jokie legionieriai, Algirdai. jokių legionierių čia nėra. Aš tik paklausiu, neužsigausiu. Apie savo vaikus mes šnekam, apie rajono gyventojus, kokius legionierius. Gerai, tada sakyk, prašau, 2 klasę baigi plaukti mokyti tą patį temą. Reiškia, gamykla nebefinansuoja mūsų tuos programus, kur finansavo daug laiko, ne? Sūri gamykla finansavo tada. Ir dabar būkite malonus, tai mes toliau tą programą tęsim už savo pinigus. Ir kiek tas kainuos mums? 15 000 eurų. Tai reiškia, gamykla duodavo pastovę, ne? Už tą programą. Ne, savivaldybė prisidėdavo, bet mažesnėm lėšom. Savivaldybė anksčiau remdavo pavėžėjimą, o visą kitą finansuodavo Žemaitijos pienas. Dabar šiek tiek padidėjo kaštai. Tai dabar iš biudžeto imsim tus pinigus, ne? 15 000. Nu, yra biudžete numatyti pinigai. Yra numatyti, gerai. Taip. Dėkui, aš atsakym. Galėčiau toliau tęsti. Prašom. 4221. Aplinkai nekenksmingo judumo skatinimas. Ir čia jūs užsiminate, išmanių šviesoforų postų atnaujinimas bus. Tai, kad nekenksmingai išmanių šviesoforų postų atnaujinimas, nu ką čia įtakosi, prikišim pinigų iš tos šviesoforus ir ką tik naktį jie galės neveikti, ar pagal atstumą veiks. Trumpai, būkit malonus. Kaip čia nekenksmingai gelbėsim aplinką šviesoforais? Čia apie išmaniuosius šviesoforus. Jo, išmaniuosius šviesoforus, jisai eismą reguliuoja pagal srautą, kiek yra automobilių. Jo daugiau automobilių stovi prie automatiškai be persijunginėjančio šviesoforo, jo labiau yra teršiama aplinka. Nu, kaip, Algirdai, jūs puikiai suprantate tos dalykus. Bet čia smulkmena, Almantai, tai smulkmena. Bet ar jūs sakot, kad nereikia investuoti šviesoforus? Čia smulkmena yra. Koks tai tas efektas bus? Nesmulkmena, esminis dalykas. Prikišim pinigų krūvą, aptarnavimas bus, ir ten staupys. Išmanūs šviesoforai kainuoja pinigus, be abejonės, niekas nuo to nesiginčys. Bet ar to nereikia daryti? Manau, kad reikia ir tą padarysim. Gerai, ačiū labai. Man tai galėčiau Sauliui Urbonui užduoti klausimą. Aš nežinau, ar jis yra prisijungęs. Ir sakykit, kodėl tu jūs norite jam užduoti? Vandentinklų plėtra 4,4,3,1. Vandentinklų plėtra ir 21 metais nutės kilometras, 23 nebuvo nutesta. Iš vis. Paskui vėl nu ko priklauso, paskui irgi čia ataskaitė rašo, kad būtinis nutiks. Vienais metais nuties, kitais metais nenutiesta. Ar mes finansavimą neturėjom, ar nieks nenorėjo pasijungti. Nu, nežinau, nes būtinis nutikus apie nutiks. Pavyzdžiui, 4,4,3,1 gyventojų, reiškia, naujai būtent tinklų prisijungtų namų ūkių skaičius. Tryškėse padarėm naują gatvį, nėra kanalizacijos. Tryškė miestelėje naują gatvį padaryta, nėra kanalizacijos. Kodėl nėra kanalizacijos, kur jiems prisijungti? Dabar rašot apie prisijungimus. Kaip ir jiems prisijungti naują gatvį, vėl iškinysim, iškasim, dėsim kanalizaciją. Gal kas nors gali pasakyti, kodėl nebuvo nutiesta. Vienais metais nutiesėm, kitais metais nenutiesėm tų tinklų vandentikių. 23 metais nebuvo. Kodėl nebuvo? Ten vandentikiai 10 milijonų eurų, žinot, puikiausiai yra operuojama. Gerai, ačiū už klausim. Tai Kristina, aš suprantu, atsakysit. Jo, labą dieną, bandysiu. Čia tas priemonės vykdo Telšių vandenis. Ir ta informacija yra būtent gauti iš Telšių vandenų, kad čia kokias metas, kada buvo nutiesta, kiek buvo nutiesta, o jeigu nebuvo nutiesta, matomai nebuvo finansavimo galbūt tuo laikotarpiu dėl nuotekų. Tai tiesiog yra čia vykdami tokį projektą dėl nuotekų prijungimo Telšių aglomeracijoje. Tačiau kiek buvo gauts koks asmenų sąrašas sudaryts, kur galėtų prijungti prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemas, tai tik ir buvo prijungta.
o tiesiog, nu, sakau, jeigu ir kas ir padaryta, viskas ir priklauso nuo finansavimo. Bet, Kristina, Tryškiuose tai nėra nauja gatvė, nėra kanalizacijos Tryškiuose. Nu, kodėl nėra? Kodėl nebuvo projektai įtraukta? Nu, tai... Namai. Ne, nu, tai Algirdai, vėlgi, jeigu yra finansavimas gatvėj, tai nereiškia, kad iš tų pinigų gali daryti nuotekas arba tiesti vandentiekio tinklus. Yra skirtingi finansavimo šaltiniai, tai galėjai nedaryti gatvės tokiu atveju ir tada nei tinklų, nei gatvės nėra. Galbūt, kiek aš atsimenu, buvo planuojama, kad galbūt įmanoma įrengti ir ne šalimais gatvės. Esmė yra finansavimo šaltiniai. Iš tų pinigų, kurios yra gatvių remontui, nepadarysi nuotekų tinklų. Tai yra faktas. Ir tai yra plans. Dar iki 30 metų pilna galbūt ir įgyvendinta, galbūt. Taip, mes apie tą, Leandra gerai pasakė, reikia kalbėti ne apie tai, kad čia viskas baigėsi, bet tai yra iki 30 metų planuota ir kiekvienais metais dabar atsiskaitinėjom būtent už 2 metus, jeigu aš neklystu. Taip. Gerai, ačiū labai, man tai dar norėčiau. Prašom, Algirdai. Žiūrėkite, labai tas pat tema, kur pradėjom, aš nenorėjau lysti 1.1.1.1. Veiklos efektyvumo didinimas, veiklos savivaldybės administracijos ir įstaigų viešųjų administracijų paslaugų teikimų ir asmenų aptarnavimo standartų parengimas. 24 metais buvo skelbta rinkos konsultacija dėl Telšių savivaldybės administracijos veiklos efektyvumo, funkcijų procedūrų optimizavimo, darbuotojų darbo krūvių, asmenų aptarnavimo kokybės. Tačiau dėl didelio lėšų poreikio vykdymo atsisakyta. Vot kas yra. Kodėl jūs atsisakėte daryti tą studiją, kiek jį kainavo, kiek tas, dėl kokių. Mes būtume sužinoję, kiek savivaldybė yra, atsiprašau, kavos gerikų. Būtume sužinoję, kiek per daug išgeriame kavos yra, ar per mažai, ar kiti galbūt krūviai didelį vienam skyriui. Per didelis krūvis, reikėtų priimti žmogą, ne? Kitam skyriui galbūt yra kavos gerikų. Kodėl atsisako? 1.1.1.1. Lėšų poreikis. Koks? Kiek kainavo tą studiją? Ar galit kažkas pakomentuoti? Aš galiu trumpai. Edmundas, prašau. O tai studijoje nekainavo nieko, mes tik bandėm išsiaiškinti, kiek gali panašiai kainuoti iš tikrųjų toks pirkimas. Tai pateikėm rinkos konsultacijai tokie pirkimo dokumentus, jeigu tarkim paskelbtume tokius pirkimus, kiek tai kainuotų. Tai gavom atsakymą per konsultaciją, nuo 60-80 tūkstančių eurų kainuotų administracijai padaryti tokį darbą. Prašiausiai tokių pinigų nebuvo biudžete ir vadovai turbūt, nežinau, buvo nuspręsta, kad nedaryti pirkimo dėl didelio lėšų poreikio, būtent tam dalykui. 70 tūkstančių, Edmundai. 80 tūkstančių, mes gavom tą pasiūlymą per rinkos konsultaciją. Čia jūs galbūt savo turit kanalą, bet mes kur gavom per rinkos konsultaciją 80 tūkstančių. Ačiū už atsakymą. Tiek pateikė, galbūt jūs turit kur 1000 padaro iš tikrųjų. Mes gavom tokį pasiūlymą, tai nereiškia, kad būtų už tiek padaryta. Tik tie žmonės, kurie perskaitė tą dokumentus konsultacijos, pateikė tokią informaciją, kad galėtų tiek kainuoti, būtent tokius pinigus. Jūs galite pigiau, nežinau, gali pasakyti kur. Mes taip bandėm aiškinti, nelabai radom. Nu gerai, o administracija, įdomu, jums patiems neįdomu, ar pas mus yra kavos gerikų ar ne, administracijai tarp tiek? Ta funkcija neskaičiuoja kavos gerikų, daro visai kitus dalykus iš tikrųjų, bet kaip minėjau, suma yra tokia. Ne kavos gerikų, tai neskaičiuoja, kavos gerikų neskaičiuoja. Ne, nu aš ironizuoju, perkeltin prasme, bet ta prasme krūvis būtų išaiškinti. Viskas yra nuo pinigų. Konsultacija parodė, kad reikalingi tokie pinigai, kurių tuo metu nebuvo. Paprasčiausiai dėl to nebuvo atliktas pirkimas. Paprasčiausiai taip ir. Nebuvo noro sužinoti. Nu, tiek to. Aš dar kad kartoju, gavom kiekį tokių pinigų. Mes turim tiek nusimatyti. Kai skelbiam pirkimą, turi būti pinigai numatyti. Nebuvo tokį pinigų kiekio. Kiek rinkoje galėtų kainuoti toks pasiūlymas, tokie darbai, tiek pinigų nebuvo. Dėkui už atsakymą. Egidijus kėlė ranką, prašau. Čia mūsų frakcijos keltas klausimas yra, kol dar buvo valdančioji daugumoj, kad reikėtų tos procesus persižiūrėti ir su buvusiu administracijos direktoriumi, su Zigmu Vardausku kalbėjom ir konsultavosi Zigmas, tai ėjo kalba apie 20 000 eurų, kad galėtų tai kainuoti. Aišku, čia prisidengiama, kad baisiai daug kainuoja, žinoma, ir apimtis ten gali pasikeisti, jeigu maksimumą ėmė, tai gal ir tą 80 kainuoti. Bet tiesiog nėra politinio noro, o
kad savivaldybei sutvarkyti, kad nesidubliuotų funkcijos, kad elementariai žmogus nuėjęs nebūtų gainiamas nuo kabineto iki kabineto. Čia buvo ta mintis. Ne kas daugiau kavos išgeria, gal čia labai Algirdas taip brutaliai pasakė, bet sutvarkyti, kad visi žinotų elementariai savo darbus, savo funkcijas, kas persidirba, gal mažiau nuimti darbų ir taip toliau. Gaila, kad neįsigyvendino, aišku, nėra politinės valios, tai ir žlunga visi tie planai. Ir kaip ir. Tai aš tik pakartosiu, kad nesibaigda tas įgyvendinimo skirtas laikas, dar 30 metai. Yra dar 5 metai, nu, čia dar 24 mes labiau kalbam, tai dar ir šiek tiek to laiko. O šiaip iš dalies aš bent jau ir išvelgiu tą, jeigu ten žiūrėt, kad vienas etatas kainuoja, nežinau, apie 30 000 eurų plus minus toks vidutinio darbo užmokesčio, tai kad ir 80 000, bet jeigu susiaktyvina veiklas, pasižiūrėt, persižiūri, gali savivaldybė ženkliai galimai taupyti, bet tikiuosi gal ateityje ir bus priimti sprendimai ir padaryti dar darbai. Tai dėkui už atsakymus. Algirdai, dar turit? Turiu, aišku. Žiūrėk, dabar turiu kažkokį negirdėtą, nematyti naujoji. Parama smulkiam ir vidutiniam žemės ūkiui. Tų priemončių daugiau ir parama smulkiam, kas čia per smulkiam ir vidutiniam verslui, girdėjau už tą, bet smulkiam vidutiniam žemės ūkiui. Žemės ūkis yra finansuojamas gana dosniai žemės ūkis. Ir paskui smulkiam ir vidutiniam. Vidutinis žemės ūkis. Kas tas yra terminai? Vidutinis. Nuo kiek jis yra vidutinis? Vidutinis jau yra, jau dabar Egipte visi tie vidutiniai ūkiai, kiek dabar skambino, nekėlė ragelį. Tai ar jiems mes turim dar paramą duoti vidutiniam ūkiui? Nežinau, kada vidutinis žemės ūkis ir smulkus? Kas gali pasakyti, kur ta riba yra? Aš tik pasakysiu, kad parama smulkiam ir vidutiniam žemės ūkiui yra plane numatyta priemonė, kuri yra išskaidyta į atskiras veiklas. Tai kurią jūs veiklą turite omenyje? Ir aš nežinau, Algirdai, aš tik atsakysiu, gal irgi nenuvertinkit per daug to žemės ūkio, nes žinokit, kad žemės ūkis vienas iš didžiausių BVP kuria mūsų mažoji lietuvėlė. Tai kad dėmesys, kad ir smulkiam ir vidutiniam ūkiui, man atrodo, turi būti deramas ir tinkams, o jo labai dažniausiai atsiminkim, kad jie gyvybiškai svarbi produkciją mums gamina. Tai ar turi dar klausimų? Turiu. 3311. Sveikatos priežiūros paslaugų kokybės prieinamų užtikrinimas ir gydytojų specialistų teigiamam būdų ir paslaugų parengimas, įgyvenimas, įskaidant nuotolinės vizualinės konsultacijas. Gydytojų nuotolinės vizualinės konsultacijas. Kaip tas vyksta? Aš dažnai sergu, bet tai prie kameras atsistoji ir rodai, ne gydytojų. Gydytis kabinetą. Tai jums paaiškins tada, nebekomentuokit. Raimonda, prašau. Labą dieną dar kartą. Noriu pasakyti, kad tas įrankis tuo įrankiu buvo siekiama ir dabar yra siekiama sumažinti eilės pas gydytojus ir gauti kuo greičiau pagalbą. Čia yra orientuojamas į antro lygio specialistus, jų konsultacijas, kai yra aiškus tyrimo atsakymai ir pacientui nebereikia vykti į antro lygio gydymo įstaigą, tai iš Telšių į Klaipėdą arba į Šiaulius. Ir tyrimo rezultatus konsultantas gydytojas gali pristatyti nuotoliu. Tai šiai dienai antro lygio mūsų gydymo įstaigoje tas nėra įgyvendinta. Pirminės sveikatos priežiūros centras tai taikė, tačiau dėl laiko stokos, nes vykdant vizualinę konsultaciją tikrai užtrunka daugiau ir tai buvo atliekama su šeimos gydytojais, tai šitas variantas nepasiteisino ir buvo grįžta prie tradicinės konsultavimo sistemos. Dėkuoju už atsakymą. Prašau. Ir Algirdai jau viskas turbūt, ne? Ne, 3-3-2-3, bet juk matėte, pas manęs klausimai, tai visiems. Jūs nenuoseklus esat prie programų šokinėjate. Ne. Buvot jau prie 4, prie dabar vėl. Ne, aš pagal aprašą einu į apačią. Kas ten trukdo? Man padaryk pastabą. Žiūrėk, 3-3-2-3 priemonės, specialių medicinių paslaugų poreikiai įgyvendinimo užtikrinimas, visomis psichinės sveikatos paslaugų prieinamumo, kompleksinės pagalbos plėtra, skaičius. Ir kas parašyta, žiūrėkit,
Žemaitijos psichikos sveikatos centras susiduria su problema pritraukti vaikų ir suaugusių psichiatrus, psichologus. Žemaitijos psichikos sveikatos centras yra privatus. Ar aš neklystu? Taip, jūs Tai neklystate. jie turi problemą pritraukti. Leiskit, Algirdą, atsakyti jums. Tai tegu mažiau dividendus išsimok ir daugiau atlyginimų moka. Privati klinika, nu ką mes čia dabar galvą sukam? Aš noriu pasakyti, kad Žemaitijos psichikos sveikatos centras, jisai teikia viešąją paslaugą, tai yra asmens medicininė priežiūra prie mūsų kitose gydymo įstaigose šeimos gydytojų prisirašiusiems asmenims. Pas juos yra daugiau negu 47 000 prisirašiusių pacientų ir jie gauna apmokėjimą iš ligonių kasų, tai jie teikia tas paslaugas, kurios nekainuoja pacientam. Taip pat jie yra sveikatos centro sudėty įjungti į šitą darinį. Minutėlė. 47 000 klientų Telšių rajono gyventojų, tai yra 40 000. Jie aptarnauja Telšių rajoną ir dalį Plungės. Nu tai Plungiai tegu irgi pasirūpinti tokiu atveju. Ko mes čia turim galvą sukti vieni patys? Nu tai aišku, regionas Telšių. Jo, region privati klinika ir gana, nesakyčiau, kad ten bėdini žmonės. Tiek to, man tai kultūros įstaigų modernizavimas, Žemaičio Alka muziejus, strateginis Alka muziejus, jis nepriklauso savivaldybei. Kodėl mes čia planuojam Alkas muziejus? 4111. Monika, galit pakomentuoti? Galit pakartoti. Alka strateginis plėtros planų parengimas Žemaičio muziejaus. Tai bus įgyvendinamas ateityje iki 2030 metų. Šiai dienai jisai dar nėra parengtas. Bet prie ko čia Alka, čia ne mūsų įstaiga yra. Taip, ne mūsų, bet strategijoje tokia. Prie ko čia mums strategijos, ministerijai pavaldžios įstaigas? Kokią patvirtino taryboje strategiją, tai yra. Nu, negali būti, negali būti. Tai mes planuokim miškų urėdijus, tada reikalus, policijos reikalus planuokim visų kitų. Nu, ką iš dabar? Nesusimaišėt kartais, gal susimaišėt biškiai. Čia Plungės reikalus pradėjom spręsti, čia Alkos muziejaus reikalus pradėjom spręsti. Nu, ką jūs čia dabar? Algirdai, man atrodo, kad ne visai tiksliai sakot. Žinot, kad ir bendradarbiavimo sutartis, įpareigojimai, tai Alkos muziejus yra vienas iš svarbesnių objektų, mums kaip telšiams, tai mes turim savo, sakykime, svarbius objektus puoselėti, bendradarbiauti, kad ta sinergija būtų, tai visom prasmėm, aš nežinau. Nėra vienpusiai, kad ir atsiminkit, kad jeigu yra pavaldų ministerijoje, bet tai mes taip pačiu Lietuvoje gyvenam, kaip bebūtų, tai mūsų įstaigos yra, nesvarbu, kad pavaldumas yra į ministeriją tiesiai, čia Telšiuose yra, Telšių žmonės dirba. Mes į Europai gyvenam, tai ir Lenkijoje. Ir Europoje teisingai. Ar dar turit klausimų? Turiu apie aerodromą. 4213. Apie Žebrauskas galėtų ir suinteresuotas. Aerodromų įveiklinimas. Niekaip mes neįveiklinam tuo aerodromą, ponia Žebrauskai. Kam reikalas? Mokymas, sportas, turizmas. Nieks nevyksta aerodrome. Kodėl mes užmiršom tą aerodromą? Algirdai, ačiū už įžangą. Galėsim paliesti ir aerodromą. Bet principai labai, man atrodo, svarbu, jeigu mes norim būti sostinė. Neduodam, nesuteikiama visiems tokiems dalykams reikalingas įtaktas pastangas. Jeigu mes nedėsim pastangų aktyvinti, bendradarbiauti su regioniniu dimens institucijom, kurios ir daro Telšių sostinę. Jeigu paliksim manus kiekvieną nuošalę, atskirą, gyvenkit jūs, kaip tai norit, tai manau, čia bus pats neteisingiausias požiūris į būtent regioninį statusą. Mes siekam tuo, tai taptų sostinė, ne? Ir mums reikia iš tikrųjų stiprintus dalykus. Tai kultūrinėje srityje, taip pat muziejai kalbam, lygiai taip pat apie aviaciją, lygiai taip pat reikės apie mažoją aviaciją, lygiai taip pat šnekėti apie aerodromą. Lygiai tas pats dalykas. Ir čia nieko nėra junginga tų veidų. Aš tik sakau, kad reikia daryti. Kodėl nedarom, sakau. Iškentėjom. Mes klausom įstatymus jau valandoje. Ir visai nieko, nesakom tau, neprieštaraujam. Tai viskas gera. Tai lygiai taip pat reikia stiprinti ir aerodromą, kuris ir taip pat regioninis dirba.
ir tų žingsnius daro. Ir dabar daro, jeigu pasidomėsi, daro ir realiai teismus, ir žemė, reiškia, kažkada buvo neįteisinti, nesutvarkyti dalyką. Gyvenam teisinė valstybė, vis tik tų žingsnius turėsim padaryti. Ir aerodromo lygiai taip pat kas laiks, ir dabar ten laiks. Ir tus dalykus turėsim daryti. Taip, kad čia tai dėl muziejaus, tai dėl aerodromo, tai dėl teatro, tai pagrindinė dalyka, kuri ir mūsų, reiškia, būtent telšių išskirtinoms, lygiai taip pat ir bažnyčiai, su katedra, lygiai taip pat ir išskirtinoms. Negalime senų eliminuoti ir padėti šuoms. Tai čia mums visiškai nesvarbu, nes ne mums nepriklauso. Dabar galėtum jau sakyti to, reiškia. Dėkuoju, Algirdau. Ir Algirdai Bacevičiau, prašau. Gerai, paskutinis. Matau, kad pavargot, supykot, tiek to. Dėl aeroklubo. Tai aš sakiau, kodėl mes neįveiktim aeroklubą? Žebrauskas, jo reikia įveiklinti, reikia įveiklinti. Kodėl mes nedarom nieką? Kodėl? Aš buvau kažką pravažiavęs. Žiūrėkit, paskutinį tiek to. Nenorit jums, neįdomu. 4221. Spa centras Germont-Vilui sukūrimas. Kada čia buvo nutart, kad ten bus spa centras, aš nespratau, aš kažko nepamenu. Kur buvo nutart, kad čia bus spa centras? Ar aš primiršau kažką? Primiršot, Algirdai. Buvo atlikta galimybių studija. Studija. Galimybė studija, bet yra priimti sprendims, kad čia bus spa centras. Tai matot, kas strateginiam parašyti, tai reiškia ir priimts. Nežinau aš. Kaip nežinot, jeigu jų parašyti. Parašyta, bet kad... Tai iš to išplaukia ir tos studijos pirkimas, sakykime, kad tas objektas matomas kaip tokios rekreacinės paskirties pobūdžio naudojamas, tai čia buvo atlikta galimybių studija, įvertintos visos alternatyvos su pasiūlymais ir to keliu kaip ir einam, tai žinot, kad nuo to, kaip sakyti, su tom susijęs yra ir draustinio statuso keitimas į parką, tai procesas yra toks, aišku, norėtus, kad tai būtų greitesnis, bet jis vyksta. Tai būtent, iškai to patį, tik atsileikti galim, iškai, kad būtent ir tas objektas, ir kiti objektai turi praeiti, dėja, to, reiškia, kryžiaus kelio, reiškia, kuris yra numatyts būtent iš teisinis posės. Juk ėjom gan nuoseklę, svarstėm, kolegijos svarstytą, ne? Tada parengėm, reiškia, visi sutarėm, reiškia, tada parengėm galimybių studiją, svarstėm vėl priėmėm sprendėm, kad taip darom, turėtum galimybių studiją, įtraukėm į planą, reiškia, strateginį, vėl visi balsavom, tai viena nuoseklė. Tik tai, kad yra dar teisinių tam tikrų kliuvinių, reiškia, kuris, reiškia, būtent dėl įteisinimo, dėl statuso, būtent žemės statuso pakeitėjimo. Tai kliuvinė jau, kiek suprantu, visiškai pabaiga ir šių metų, nuo atrodo, ne antram ketvirtį liktai pabaigo, turėtų būti sprendimas. Ir kada turėsim žemės sklypų sprendimų, tada esam sekantį žingsnį. Padaryti, ką apvystytų teritoriją ir ką ten, reiškia, o bendras gairės jau numatytas būtent mūsų, reiškia, galimybių studijų. Ir kurias mes patvirtinom vis. Dėkui už papildymą. Prašau, Bacevičiau. Palaukit, kolega, leiskit pastebėti. Čia ir yra planas. Mes dabar priimam tą planą, patvirtinam tą planą ir to planą reikės laikytis. Jeigu plane parašyt, kad spa, reiškia reikės daryti spa. Tai dėl ko jūs gudriai įtraukit tą. Tiek to man. Ne visiškai taip. Prašau, Almantai. Nežinau, mes čia svarstom ataskaitą. Tas planas jau senai ir patvirtintas. Nieko mes nepriimam. Mes ataskaitą svarstom už 2 metus. Jau yra patvirtintas strateginis plėtros planas. Nežinau, kaip jūs, ar užbalsavote prieš, negaliu pasakyti, bet jisai yra taryboje patvirtintas. Dėl to neatsimenat, kad prieš balsavote? Prieš balsavote, Ne, tai aš papildint Almantą, iš tikrųjų būtent akcentas yra tas, kad čia yra ataskaita ir parodom, kiek iš to strateginio viso plano, kokie kiekiai ir kokie darbai yra, arba labiau čia per kiekius yra parodoma, kad sektumė. Tas stebėsena yra reikalinga, kad klausimai kyla yra gerai, ypač jeigu neaišku, ir tai kas gali tas atsako, papildant tai, bet labiau turim dabar koncentruoti tą, kad matydami bendrą vaizdą. Tai ar turi dar iš... Man tai, klausyk.
Prašau. Sporto ir aktyvios sveikatos gyvensenos rėmimas. Sveikos gyvensenos programos tarybos nariams ir savivaldybės administracijos darbuotojams parengti. Planuojame gyventi vėlesniais metais. Sveikos gyvensenos programos tarybos nariams, tai mums, man tai. Tai kodėl vėlesniais metais? Tai dėl to, kodėl aš sergu, kad jūs neturit programos tarybos nariams sveikos gyvensenos. Aš pastoviai sergu. Tai kada jūs galų gali padarysite tą programą, kad aš nebesirčiau sveikos gyvensenos programos tarybos nariams? Gal aš pabandysiu atsakyti. Prie planavimo man neteko susidurti, nes dar tuo metu nedirbau, tai noriu pasakyti, kad dar vilties yra iki 30 metų, jeigu tikrai bus poreikis išliks ne vien tik iš jūsų, bet ir iš jūsų kolegų, tai pasistengsim, kad būtų sukurta ta programa ir atlieps jūsų tarybos narių lūkesčius. Dabar Algirdo vyks tyrimas veizimomis, žiūr, kas serga, kas neserga, dėl ko serga ir tu padarysim programą, normaliai viskas bus. Almans, matau, norėjot pakomentuoti, prašau, Almantai. Ne, aš tik tai norėjau pasakyti, kad sveikai gyventi nebūtinai reikia kažkas parengtų asmeniškai programą. Čia kiekvieno yra apsisprendimas. Nori gyventi, gyveni, nenori. Nu ir negyveni. Nu, vat ir tiek žinių. Tai gal apie tą sveiką gyvenseną ir uždarom tą klausimą, Algirdai? Uždarom. Uždarom.